Labą rytą. Ir kaip? Gražus oras. Dėl oro nesiginčia. A jum kas kybo? Minijoje prabuvom smėlį, ešeriukai tik. Neįspūdingas, žuvis rodo daug, bet nelabai. Nes palei mašinų kiekius žuvų nemažai jau. Nu, ne šiaip atvažiavę tikrai jau. Svarbu, kad žuvies būtų tiek, kiek mašinų. Sveiki, YouTube šaika. Atvažiavau va į tokią vietą. Ne, čia ne varžybos, o čia vadinamas kolchozas, kolchozas. Žodžiu, kažkaip ten vadina. Kas atpažįsta šitą vietą, tas atpažįstat. Nu gerai. Visi žino, kas čia yra. Čia yra Tenenys. Labai mėgstama žvejų upė, ypač tarp spiningautojų. Sako, kad čia lydekų pilna. Nežinau. Pažiūrėsim. Tai ką, kaip visada, upė, lydekos ir valtis. Važiuojam. Kur be atsisuksi, į vieną pusę nusisuki valtis, į kitą atsisuki valtis, paplauki už posūkio valtis. Bliava čia tų valčių. Aišku, aš ne kitoks, aš irgi tik dar viena valtis. Jis pastartas. Čia tarsi potenkas žuvis. Ir gerą valandą. Labą dieną. Nieko geras. Ne. Tik oras geras. Oras geras, jo. Kodėl žvejai, kai klausia, kaip sekas, klausimą formuluoja, nu, nieko gero. Vėl iš karto tas negatyvas iš neigiamas pusės, nieko gero. Turi klausti, nu, kiek pagavai, o ne, nu, nieko gero. Visi nusivylę. O, dar viena atplaukia. Ne 100 metrų nėra. Vienas, du, trys, keturi, penki, aš šeštas. Čia autostrada Vilnius, Kaunas, ar kaip čia? Nu ką, po kol kas jau porą valandų praėjo, neišnipšt. Kad kas vaikytų mailių irgi nemačiau. Kai kurios valtis ešeriukų pagauna, ant dropšoto kiek mačiau. Bet daugiau niekas nieko. Kibimas ir yra. Eik tu na. Ai, nuėjo.
Blemba, pagaliau. Bet ne įten didelė. Guma visiškai nauja. Va, prapjauta. Nu, smagu. Jau smagu. Kaip čia gražu, tai kosmosas kažkoks. Pažiūrėkit, kas per grožis. Wow. Nu, man taip čia patiko šitas vaizdas, kad net sugalvojau čia ir papietaut. Šiandien turim kava, sumuštinis su sūriu ir šmotelis naminio šokoladinio pyrago. Uf, žiūrėjom. Yra pagaliau. Ir vėl nuėjo. Oi, 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 oi. Va, ant ko užkybo. Tai va. Čia aišku sunkiai pasikerta tos žuvis tais ofsetiniais kabliais, bet to ką, linksma. Tai va kodėl čia mėtau? Labai paprastai. Todėl, kad pagrindiniai vagoj, va, šiuo metu vien matymo lauke 3 valtis. Ir jos visos velkiauja, dauguma, tai tą vagą jos skersai išilgai čia nukošia. Tai tos lydekos ten prisižiūrėjusios yra. Nesakau, kad nėra šansų, bet šansai jau mažėja. Ir viskas, o pasididint šansus gali ten, kur kiti nemėto turbūt. Čia aišku gal didesni šansai vidury savaitės pagaut, nes dabar tai šeštadienis. Geras oras, žvejų pilna, lydekom nėr kur dėtis. Tai va tokia ta žvejybėlė kolchoze, žodžiu, aš nežinau kaip ten sakyti. Ar verta, nežinau gal, ar aš moku žvejoti, nu irgi nežinau gal, po šiandienos gal ir nemoku, bet kiek ko klausiau, niekas nieko nepagavo, bent jau taip sakė. Tai va, nežinau, gal orai, gal saulė, gal dar kažkas čia netiko. Kas čia žino tas lydekas? Jei galėtumėm, mes jų paklaustumėm. O jei patiko, žiūrėk toliau, nes varėsiu aš ir vėl kažkur. Bet kažkur kitur, nes čia, bent jau dabar, nesąmonė. Bet vis tiek, palaikink, pasubscribing. Man visada malonu, kai kažkas žiūri, kai kažkas komentuoja, kai kažkas prenumeruoja, reiškia, kad kažkam įdomu ir kažką darau gerai. Susitinkam už 2 sekundžių. Ai, bet aišku, aš dar vis tiek biškį pamėtysiu. Ir antra diena. Ką mes darysim? Ta pati. Iškosim lydekų. Šį kartą jau matot, sustriukę, karšta nėra, laukia minusas, valtis apledijus, istorija tęsiasi. Šį kartą ne kolchozas, bent jau tikiuosi.
žvejų biškį yra jau matau, tik ko nematau, ką mačiau vakar, tai valčių nematau. Tai tas tam tikrą prasme džiugina, tam tikrą prasme verčia susimastyti, ar čia tikrai gera vieta. Vanduo patvinęs, neskaidrus, tai žiūrėsim. Ir pasirodo, nefilmavau. Bliamba. Kaip gaila, bet nesvarbu. Va tokį turim veikėją. Kaip čia tave paimą, biškį nepatogu. To ir nueisim. Taik. Žiūri į mane. Opa, nieko savo. Ateik. Ateik jau. Kiek jėgos turi? Bliucha. Man tai įdomu tai paimta, aišku. Va, kokia. Opa. Nu, smagi šita. Ai, atiduok. Bet šita ir buvo, galiu pasakyti, kibimas energingas. Atiduok. Ką čia turim? Maždaug PM8 taukšt. Nu, gražalė keliausia. Nu, šita į mitus, bliamba. Gražiai lydekėlė. O. Pelekai kokie. Fantastiniai. Na. Įdėk. Все. Oi. Nu ir pasižiūrim, ant ko užkybo. Užkybo ant šito. Gal bus dar. Gal bus dar kokia. Būtų smagu. O aš maniau, kad kamera ir yra. What the... Kaip nedrąsiai pakirtau ir vat ir rūkyk. Eik tu, na. O. Kaip tu mane taip apgavai. Eik tu savo, nu tu blecha. Bet jau tą biškį palaikiau, tai jau ta nebekips. Nu bet gal dar yra. O kol kas valties ne vienos. Ir man tai patinka. Ir kibimas. Turim.
Leidekėliai. Škrapštam. Vieną. Žiūrėsim, kas čia purtas. O, taip va. Nu, čia dar nusipurtysim gal. Nu, jau. Opa. Opa. Nešok, nešok. Nešok. O, kokia. Dar čia to išspurti. Ne. Na, jau. Plauk. Laikas. O, dėlių kiek. Jėzus Marija. Atsargiai. Apa. Nu, aukšt. Kamera į kamerą. A, kokie. Sadėlėm nulipus. Wow. Stėlės reikia purtis nuo tavęs kurmė. Nuvalėm dėlės. Plaukiam. Ar neplaukiam? O ten. Užkybo vat ant šito. Tada ką tik va kolega žvejys praėjo pro tą krantą, pramėtė, o šitą pasiūliau ir užkybo. Irgi tokia panašiai į pirmą, gal porą centimetrų mažesnė, nežinau. Manyčiau, kad laikas ir man papietaut, ne tik lydekom. Užsuko, blecha. Sumuštinis su sūriu ir naminis pyragas. Kažkur matyta, jo, vakar matyta. Jo. Visai. Gal tau reikia iš tikrų. Nešok. Iš tikrų. Šito, nes kitai bus šakės man. Opa. Gerai. Nieko sau. Va. Dėlės lipa. Va, kokio užkybo velnio. Žiūrim, kokį čia velnio pagavom. Čia turim. Šiam keli, šiam du. Pliaukšt. Grožis. Opa. Nu, labai graži. Veikėja. Keliauk. O, kokia. Gražutė. Fantastinės spalvos. Fantastinio grožio žuveliokas. Nu, jau nori, ne? Varyti. Tai jas nepaleidžia. Na, varyk. Jėga. Sėdžiu šlapdriboj, tai ta proga bent jau
pradžiugintumėt ir sušildytumėt mano širdį. Like, subscribe ir praneš draugui. Ačiū Nežvyno. Krūmos rado lydeką. Tai kolchozas ar ne kolchozas, rinktis jums, gerbiami žiūrovai. Kaip matėte, kolchoze nepasisekė, o va čia visai ir neblogai gavosi. Žvejų žymiai mažiau, bet jų buvo ir buvo kas pagavo. Gal mažiau konkurencijos tarp žvejų, daugiau tų lydekų lieka nenudaužytų. Nesakau, kad ir tam kolchoze negali pagaut, gerai gali praleisti laiką, svarbiausia turbūt, bet nuoširdžiai linkiu nepasiduoti ir paieškoti naujų ežerų, naujų tvenkinių, kanalų, upių ir marių ir jūrų. Žodžiu, nebūk tinginys ir atrasti lydeką galiausiai. O kai atrandi naują vietą, tai visi žino tą labai smagų jausmą, kad kažką pagaliau pats atradai. Tai to ir palinkėsiu. Iki greitų kartų. Ate. Tik niekam nesakykit, bet dar porą metimų.